kondicionieriaus įjungimas. Jeigu jungiame nuo inverterio, reikia pirmiausiai įjungti inverterį. Ten žemai yra jungtukas, jisai matosi ir iš kitos pusės. Tada mes įjungiame jį su distanciniu pulteliu. Ant pultelio yra įjungimo ženklas ir nukreipiame į priekį. Štai įsijungia. Paspaudžiame snaigės ženkliuką. Šaldyti. Snaigės ženkliukas. Štai čia snaigės. Snaigės ženkliukas. Paspaudžiame ir nustatome temperatūrą. Ten, kur rodyklės yra. Nustatome temperatūrą 16, tarkim. Ir laukiame. Čia yra angos. Jos gali sukintis, bet sunkiai sukinasi. Ir taip pat yra čia angos. Šiuo metu uždarytas. Jis efektyviai pradeda veikti po maždaug 5-10 minučių pradeda veikti. Šiuo metu pučia tik tais orą. Vėliau įsijungs jo kompresorius. Jis šiuo metu yra kemperį iš viso tik 15 laipsnių, todėl jisai ir neįsijungs. Tai va, jeigu per šaltą kemperį, tai jisai ir nepradės. Jisai šiuo metu galėtų šildyti nebent. Įsijungia. Vis dėlto įsijungia. Veikia. Veikia. Tai va. Kad jį išjungti, tiesiog spaudžiame išjungimą. Jis kurį laiką dar paveiks ir išsijungs.